visi, aš esu Ieva, dabartinė eksporto lyderių programos Sparnai dalyviai. Ir šiandieną esame Sparnų podcast'e ir kalbinsiu Grantą ir Adomą. Tai jei ką, trumpai prisistatykit, ką dabar veikėt ir panašiai. Tai esu Adomas, šiuo metu esu Birštono mineralinių vandenų įmonėj. Po Sparnų programos likau dirbti įmonėj ir iki šiol dabar dar dirbu ten. Tai aš Grantas irgi Sparnų atėjau pirmoje rotacijoje. Antrą rotaciją iki išbuvau, dabar vasarį bus 2 metai, kaip dirbu įmonė. Taip, sveiki. Tai prieš kiek laiko baigėte studijas? Tai baigėm... Šiais metais baigėm, jo, vasarą. Ir kokiose įmonėse atlikote praktiką? Tai žinau, Grantas vis dar toj pačioje, kaip Adomai tau? Pirmoje rotacijos likau UAB Rebusa įmonėj. Tai įmonė dirbo su vaikų žaidimo aikštelėm. O antrą rotacijas likau mineralinių vandenų įmonėj, Birštono mineraliniai vandenys. Ir ten dabar likau dirbti iki šiol. Ir kuriame mieste buvo įmonės ir jeigu ne Kaune, tai ar tai buvo iššūkis, ar tai kaip tik buvo privalumas, kaip sekėsi to miestų situaciją susidoroti? Prieš rotaciją tai išgyvenau Kaune, studijavau Kaune, o praktika buvo Vilniuje, tai pradžiai tas važinėjimas gal toks ir sudėtinga biški, bet įveikiama viskas, o po to laikui bėgant pamačiau, kad ir įmonė norėtų, kad pasilikčiau, todėl tai perskiriau į Vilnių gyventi. Šiaip aš esu kaunietis, tai visą gyvenimą gyvenau Kaune. Į praktikos įmonę specialiai pasirinkau, kad būtų Vilniuje, tai tiek UAB Rebusa su žaidimo aikštelėm, tiek vandenys. Nes norėjau pakeisti šiek tiek įvairovę savo, kasdienį gyvenimą, tai perskėliau gyventi į Vilnių. Dėl praktikos įmonių, bet visiškai nesigailiu ir kaip tik net džiaugiuosi, kad tą Kauną kažkaip palikau ir persikėliau į sostinę gyventi, nes čia žymiai įdomiau ir kažkaip, man reikėjo pakeisti aplinką, tai jokių iššūkių nebuvo pakeisti vietos gyvenamosios. Ir kodėl, kaip pasirinkot šią studijų programą, KTU verslas ir antreprenerystė? Oi, šitus. Ką aš žinau, įdomus klausimas iš tikrųjų tai. Pradžioje aš norėjau į logistiką stoti KTU, tačiau tą programą pašalinu. Aš pildžiau atranką į logistiką ir kažkaip tuo metu kaip tik ją ir pašalinu ir beliko tiesiog rinktis kitas studijas ir kažkaip pamačiau verslą ir antreprenerystę. Paskaičiau programą, paskaičiau apie ką bus moduliai ir kažkaip pasirinkau, kad galvojau, kad visai mano artima širdies šitą programą, tai pasirinkau. Labai ilgai nemačiau, bet po visko, kai baigė studijas, tai džiaugiuosi iš tikrųjų. Paantrinsiu Adomą irgi, tai man kas patiko, tai įvairovė skirtingų modulių, tai buvo modulių skirtingų marketingo, logistikos ir pardavimų. Tai gal toks, kad įgavau žinių visose srityse, maždaug susijęs pardavimas, tai mano gal šis dalykas buvo aktuolus. Ir kaip ir Adomas minėjau, kad nes reikia ir džiaugiuosi, esu patobulėjęs ir ypač galimybė eksportą buvo išeiti, tai va taip. Gal pagrindinis pliusas šios programos yra, kad tas yra praktikos. Iš tų praktikų realiai daugiausiai ir išmokau. Tai šiek tiek jau prakalbam apie tas praktikas, apie specializacijas, tai vėlgi 3 kurse jas reikia pasirinkti, tai kaip išsirinkot, kaip nusprendėt, ar pardavimą ir eksportas? Iš tikrųjų tai yra šiek tiek panašu pardavimą ir eksportas, bet eksportas tas, kad gauni galimybę dirbti su įmonėm, kurios yra eksportuojančius į užsienį, tai automatiškai tu gauni daug patirties bendraujant su daug užsienio klientų ir visokios komandiruotės ar išvažiavimai į susitikimą su žmonėm, tai plėti ir savo akiratį ir bendravimus su žmonėm ir visokios parodos, susibendravimus daug žmonių, tai tu pats augi kaip žmogus, tu tobulėji, tu įgauni naujų patirčių, tai eksportas labiau patrauklės iš širdžiai ir toks buvo pasirinkimas iš mano pusės. Aš tai atsimenu, kai tik aplikavau visas praktikos programas, tai pradžiai buvau pasirinkęs pardavimų valdymą. Kažkaip, atsimenu, kad buvau tiesiog pasirinkęs pardavimų valdymą, tačiau eidamas per visus motyvacinius pokalbius persikvalifikavau. Ne persikvalifikavau, bet tiesiog pasirinkau eksportą. Tai ir aš tikrai likau laimingas, nes... Ir ko išmokot praktikos metu? Čia toks gan labai platus klausimas. Kokios patirties įgavot, savybių, įgūdžių? Pirmiausia, tai vis tiek universitete tai realiai yra teorija visą laiką. Ir
tą teoriją reikėjo kažkaip persinešti į eksportą. Ir ta teorinė visada būna tokia, kaip pasakoja tau ir panašiai, tai kaip pats patiri savo kailiu, kaip viskas vyksta. Daug dalykų pasikeičia, bet pati praktika atnešė daug. Augimas kaip žmogaus, visas, kaip ir minėjau prieš tai, komunikacija, užsienio bendravimas, įvažiavimas, sutikimas žmonėm įvairiais iš visokių šalių. Tai, sakyčiau, augimas ir tokia motyvacija. Vis tik pagauni azartą, kažkuriuo metu pradžia gali būti sunki, kol tie pirmi pardavimai nevažiuoja, tau atrodo tą patį per tą patį darai, pildai, skambiniai, rašiniai ir nieko nevyksta, bet kai parduodi, išeksportuoji pirmus savo produktus ir panašiai, tai tada sukyla toks ugnėlė ir tu nori daugiau ir tu veži tas dalykas. Da, aš galiu paantrinti Grantui, tiesiog gal pagrindinė nauda tiesiog išmokau bendrauti su žmonėm, nes kažkaip nebuvau prieš tai susidūręs su to visų verslo, sakau, tik teoriškai žinodavau, kaip reikia bendrauti, ką sakyti ir panašiai, bet kai tu pats esi įstumimas tą praktikos kažkokią programą ir turi tiesiog daryti kažkokius pardavimus, tu automatiškai susibendrauji su tais klientais, bendrauji su užsieniu, kadangi esi sparnų programai. Tai ir išmoksti, supranti, kad skirtingos valstybės, iš skirtingų šalių asmenys skirtingai bendrauja. Bandai perprasti jų tą visą mentalitetą. Taip, tai tikrai girdėjom labai daug teigiamų nuomonių, tikrai daug naudos. Tai kaip bendrai vertinat savo studijų patirtį? Apibendrintai. Aš tai vertinčiau, 9, galbūt, manau. Aišku, visada būna kliūčių kažkokiu, kažkas nepatinka, kažkas iššūkiais susiklosto, bet šiaip esu laimingas, džiaugiuosi pasirinkimai savo. Tai. Bet kadangi buvo labai stipri tikrai praktikos ta programa, sparnų ta visa, ta dalis, kai man reikėjo dirbti skirtingos įmonės, tai aš tikrai vertinu 9, nes čia ir buvo tie metai, kada daugiausiai gavau praktinių žinių ir teorinių. Ir aš dabar jas taip pat naudoju savo dabartinį įmonę. Aš šiaip jaučiuosi per tos metus labai patobulėjęs. Ok, ir kokia buvo įsimintiniausia akimirka studijuojant ar atliekant praktiką? Tas toks momentas, kur jau niekad nepamiršit, kur jau anūkam pasakosit. Tai aš gal galiu pradėti, nes atsimenu, man šiaip įdomiausias modelis, kada buvo per mano studijų programą, tai tarptautinio verslo. Ir atsimenu, Jurgita pasikvietė į mūsų įmonę, ne į mūsų įmonę, į mūsų universitetą, Stumbro berods atstovus. Ir Stumbro atstovus ir dar Dripsnių. Berods. Esi Nevėžis. Kuomet eksporto vadovai tiesiog pasakoja apie patį eksportą, apie savo patirtis, kokia yra darbinė praktika, ką jie turi atlikti ir panašiai. Ir atsimenu, tos paskaitos buvo labai įdomios, nes tie eksporto vadovai labai išsamiai papasakojo, kokia yra jų rutina, ką jie dirba, kaip jie keliauja. Ir aš nuo to momento kažkaip ir pamilau tą eksportą. Ir dabar mes šiaip su Grantu, čia prieš porą savaičių buvom Paryžiui, buvom paradoje dideliai tokia. Didžiausiai pasaulyje. Didžiausiai, taip. Ir aš sutinku su to Stumbru, su tojais eksporto vadovais. Labai tinkami mentoriai buvo atvesti į mūsų įmonę, į mūsų universitetą. Ir nuo to momento tiesiog kažkaip tas eksportas, kažkaip pamilau eksportą, dabar matau tiesiog gyvai. Aš dalyvauju parodose ir matau tą naudą. Man tai seniausia, tai lyderystės buvo papasakotas ir dėstytojas buvo atsivedęs kalbėti. Tai buvo irgi patiko. Ir jau po to, kai praktikos prasidėjo, tai kaip atrodė jūsų ta tokia tipiniai praktikanto diena? Vis tiek žiūrėsi pirmakursiai tikriausiai, jam dabar kyla daug klausimų. Tai kaip ta diena maždaug atrodė praktikos įmonėje? Pati pradžia yra sunki, nes tu atėjęs į eksporto įmonę, tu gauni tokius užduotis, kaip pildyti duombas, ar skambinėti, ar atrašinėti tos laiškus. Tas gali užtrukti laiko, vieniem mažiau, kitiem greičiau viskas įvyksta ir pradžia yra sunki, bet kai tu darbą daugiau įdedi, daugiau komunikuoji, daugiau skambini ir tada atsiranda atgalinio ryšio, tada atsiranda toks azartas, kaip minėjau prieš tai. Realiai ta vis tiek pradžia visiems labai panaši. Mes esame be patirties, tik su teorinė kažkokia žinia. Iš tos teorijos daug neišpeši realiai. Kai tave įsodina į kėdę, tu duoda kompiuterį ir sako, dirb dabar eksportą, tai nėra taip paprasta iš karto kažką pradėti. Tai pradžioje vis tiek tie darbeliai tokie labai paprasti, gal šiek tiek monotoniški, tai ieškai naujų kontaktų,
komunikuoji su jais, bandai kažką naujo įvesti. Bent jau, sakau, iš savo pusės kalbant, tai daug visai veiklų dariau, viską labai nuosekliai. Nu ir automatiškai tu kažkiek tobulėjai, gauni daugiau į kažkokių kompetencijų ir tu gali kažką daugiau padaryti, ne tik tai kontaktavimas, siuntinėjimas laiškų. Daug labai veiklų dariau, ir internetinį puslapį kūriau, ir kontaktavau ir panašiai. Bet esmė, kad per 4 mėnesius sugebėjau pritraukti tokį vieną Vokietijos klientą, su kuriuo iki dabar dirbo ir pardavinėjo į Vokietiją vaikiškus baldus. Tai tiesiog, sakau, ta pradžia yra nelengva, visiems labai panaši, toksai monotoniškas kontaktavimas, bet kai tu įgauni kompetencijų, kai tu įgauni kažkas patirties, jau tu gali daryti didesnius dalykus. Ir ar įmonės atitiko kažkokius jūsų asmeninius poreikius, galbūt, nežinau, norėjot su tam tikra industrija pasibandyti, ar buvo tokia galimybė susirasti grinai pagal asmeninius poreikius? Taip, tai buvo pagal kiekvieno norus, galėjai pasirinkti dirbti ar su paslauga, ar su produktu, ypač ar turėjom sąrašą įmonių pasirinkti, ar norim dirbti, tarkim, su medienos produktais, su maistiniais produktais, ar užkandžiais, technologijom. Pilna laisvė buvo rinktis ir viskas vyko, pokalbiai bendravom, šnekėjomės ir ieškom savo geriausių sprendimų. Ir dar tas, kad yra 2 rotacijos, tai tu pirmą rotacijų gali išbandyti, tarkim, dirbti, kaip pavyzdys, su medienos kažkokia įmonė, o antrą rotaciją gali bandyti dirbti su IT įmonė kažkokia, tai yra pilna laisvėje, tai pasirinkimas yra ir tikrai pagal. Čia gal net pagrindinis pliusas, sakyčiau, nes tu per 1 metus gali išbandyti 2 sektorius. Ar tai ten, sakau, fintech, mediena, maisto pramonė. Ir pasakant, šitą tiesiog pažiūrėti, kas tu labiau arti širdies. Nes, dažniausiai, bent kitose programose universiteto yra, tai tiesiog tu gali kažkokią praktiką, ten 2-3 mėnesių ir ten įmonį padirbė. Ir tai ten pusę etato, kažkaip tokio, mes turėjom pilną etatą dirbom, tai ir tos patirties daug įgavom. Ja. Ir va, kas pasiliko, kas keitė tas įmonės. Kokia buvo pati sėkmingiausia akimirka praktikoje? Tai pirmas pardavimas, aišku, tai yra sėkmingiausia. Tas ilgas darbas. Aišku, buvo ir nustebęs buvau, kad įmonė davė šansą ir praktikos metu pirmos rotacijos išvažiuoti į parodą, kur atvažiavo realiai visiškai žalias, pastatė prie stendų ir tipo, bet iš to kurią šalis skudai? Pirmą važiuoju į Varšuvą, pirmas kartas buvau, bet iš to ir mokaisi, iš to ir augi, bet taip, pati geriausia tai buvo pirmas pardavimas, tada supratai, kad pagaliau pasiekiau. Aš tai pragalvoju, nežinau, iš pirmos rotacijos ką pasiekiau, tai internetinį puslapį sukūriau įmonį pilnai, padariau tą pardavimą, kur minėjau su Vokietija, tai dabar komunikuoja ir bendrauja su vokiečiu, o su mineraliniais vandenim Birštono, tai irgi gal smagiausias etapas, kai gavau progą pakeliauti. Prancūzijai buvau ir Lenkijai, Estijai, Latvijai. Galimai dar ir kovo mėnesį skrisiu į Los Andželą, Kaliforniją. Tai smagu, kad įmonė suteikia tokias galimybės pakeliauti ir padirbti. Pasitikti manim, jo. Ir kaip tu minėjai, irgi tie pirmieji pardavimai, aš irgi pirmą pardavimą padariau į Daniją. Tai atsimenu, teko gal bendrauti 3-4 mėnesius, kol įtikinau tą klientą, kad nusipirkto vandens. Ir dabar toliau komunikuojam, vystam tą verslą Danijai. Ir tai po biškį, tai emocijos tikrai yra teigiamos ir, nežinau, aš esu tikrai patenkintas. Einės sparnų programą, aš nežinau, kur aš dabar būčiau iš tikrųjų. Nes tą praktiką davė tiesiog daug labai tokių naudingų ir praktinių, teorinių dalykų, viskų, nežinau. Tikrai, aš patenkintas. Nes jei pačiam reiktų ieškoti kažkokių įmonių, kažkur ten dirbti, aš manau, žymiai sunkiau. Tai būtent. Mums viskas realiai buvo, man lėkštus pridėti. Turim sąrašą, turim įmonės, pas bet ką galime pasikalbėti, pas bet ką galim pasitarti. Nuvažiavam tą dieną, net reikia rinktis tas įmonės, išsirinkom, su kuo norim mes kalbėti, pakalbėjom ir išsirinkom, ką mes norėjom. Tai realiai įgavo kažką patirties, jau tu eidamas, kaip įmonės prašo kažkokio experience iš karto. Tu realiai jau po universitetų turi metus patirties eksportą, tu visiškai tavo CV atrodo kitaip, kažką paprašiau viskas. Tai čia irgi. Realiai visos įmonės dabar aplikuočiau kažkur visi sakytų, iš kur, bent minimum ten 2-3 metų patirties, kad tu ateitum tą poziciją. Dabar mes čia žali visiškai studentai, kurie ten nieko nesuprantam, iškart patenkam į geras, tipo, visai aukštas, gerą lygį užimančias įmonės Lietuvoje
Iškart galim praktikuoti, iškart dirbti. O su kokiais didžiausiais iššūkiais susidūrėt praktikos metu? Pati pradžia yra sunki, bet tiesiog tai nepasiduot, nes atrodo, tas darbas, ne kiekvienam gali būti, bet pralauži save, pralauži ledus ir viskas važiuoja. Tai reikia laiko ir noro ir kantrybės. Šiaip gyvenime nieko nebūna, kad iš karto taip viską gauni. Tai, bet kokia įmonės tada pradžia, tai nėra lengva tiesiog. Reikia mokėti iškestinti tą visą laikotarpį, mokytis ir tobulėti pačiam. Tai, niekur nebus, kad nueisi visiškai naujas ir iškart kažką darysi. Dabar gal mes jau kai turim patirties kažkur, jau eitume į naujas įmonės, gal visai kitaip bus. Tikrai. Bet kai mes esam studentai, patenkim kažkas didelės įmonės, tai kažką iškartam labai daryti, kažką naudingo. Tai. Ir tau realiai neduos iš karto tokių darbų, tiek kažkokių kosminių, tada duos tos paprasčiausius darbus, bet tada, kai pavyksta, tai visai kitaip pasitikė. Tai ką tu pagal? Dabar tu duos kažkokius ten labai didelius klientus bendrauti. Tai sakai, tai žalis, kad net nemokė ten angliškai. Čia forma, bet tiesiog. Tikrai taip. Ir šiaip nemažai tikrai apie tos pozityvius dalykus kalbėjom, bet kas galėjo būti kitaip, jūsų nuomonė, su pačia studijų programa, su sparnais, ką keistumėt galbūt? Realiai visa programa orientuota į pardavimus, į eksporto žmonės augimas, tai sakyčiau, išskirčiau gal kelis modulius, kurie yra labai vertingi, tai pardavimo modulis buvo tarptautinis verslas, kurio daug žinių. Aš dar minėčiau bent į savo patirties, kad logistikos modelis taip visai buvo, bet reikėtų gal šiek tiek giliau biškį apžvelgti, nes vis tiek, kadangi dirbi su pardavimais, tai susiduri su visais dalykais, ar gabenimas, ar ten fūra, ar ten tų konteinerių, viskas. Giliau, kai kurios dalykus giliau, kai kurios gal mažiau reikėtų, nes būtent pardavimo centras, tas pats ir marketingas labai naudingas. Tai šiaip iš esmės visas okei, gal kai kur galėtų būti geriau, bet taip ir tobulėjame visi. Realiai sakau, kiekvienas klientas nori, kad jam tas prekes pristatytume skirtingais būdais. Tai vieni ten nori, kad iki laivo pristatytume, kiti ten iki pat jo vietos, kiti nori tiesiog pasimti iš tavo sandėlio. Tai ir kiekvienas tas pasirinkimas skirtingai yra dėliojamos kainos, skirtingai yra skaičiuojami logistikos kaštai. Ir dar kas man taip įdomu buvo, nes ir LinkedIn'e mačiau ir patys jau prasitarėt, tai papasakokit daugiau apie tą parodą Paryžiui, kaip ten viskas atrodė, ką gero nuveikėt. Tai tų parodų jau, bent jau aš jau turėjau parinkęs daugiau, bet Paryžiaus paroda, kuo išskiria, tai jinai yra, kaip ir minėjau, didžiausia pasaulyje maisto. Tai tą parodą apeit per dieną, tai manau fiziškai nėra įmanoma, jei tu eini, ieškai kažko, tai tiesiog neįmanoma. Bet aš pašnekėsiu apie pačių parodų principą, tai tu realiai, bent iš mano pusės, tai aš planuoju susitikimus su savo klientais būsimais arba esamais, pabendrauji ir tada... Jei nuo pradžių taip kalbant, prieš prasidedant parodą, mes kontaktuojam savo klientus esamus, kviečiame į parodą, kad susitiktume ir tiesiog gyvai susitiktume. Kad tas vis tiek tas kontaktas, kur tu šneki telefonu ar LA ir tu e-mailu, tai jisai netoks. Dažniausiai, kai susitinki, tada prasideda viskas dėrybos ir panašiai. Aš tai vertinu puikiai, įdomu, smagu ir sunku, bet naudinga. Tokia nauja patirtis, išvažiuoti iš to savo ofiso kažkur į užsienį, kažkaip turėti savo standą, pristatyti, kas ta komunikacija, tiesiog gyvai su savo klientais, su naujais žmonėmis tiesiog. Nes kai dirbi iš ofiso, tai dažniausiai skambučiai, laiškai arba dar kažkokia komunikacija. To gyvo kontakto nėra tiek daug iš tikrųjų su užsienį bendravimu. Taigi patenki tokią parodą, turi galimybę susitikti savo esamais klientais, su potencialiais ir šiaip žmonėms pabendrauti. Tai sėkmingiausia visi dylai yra per gyvą kontaktą. Tu ten gali skambinti, gali rašyti, bet nėra tiek daug, nežinau, bent tiek daug pas mane atveju, kad kažkaip būtų sėkmingi dylai, lyginant su gyvų kontaktu, kai fonas. Ir šiaip pridursiu, tai ne visada tipo apie užsienio klientus ar ten tuos potencialius klientus, bet ir nauda ir susibendrauti su lietuviais kitais, su to kitom įmonėm, nes lietuvių buvo, tu parduoji 50 įmonių, tai labai verta ir pabendrauti su kitom įmonėm. Nes tu automatiškai gauni kontaktą, tu realiai žinai, turi numerį, turi kažką klausimą, paskambinsi, tu plėti savo visą
pažįstamų ratą ir tau kažkada, nežinai, kas bus geriau, tau reikės to, paskambėsi, atsimenu tai išnai. Tai aš manau, irgi čia yra didelį naudą susipažinti ne tik su kažkokiais užsienio klientais, bet ir su tais pačiais lietuviais ir turėti bendrų ryšių viso Lietuvoje. Tai... Ir naudingais kontaktais tą pasidalinę, tai iš vienos rinkos, jie iš kitos. Tiesiog taip pat vyksta, tiesiog ta komunikacija. Tai motyvuoja tiesiog likti įmonį ir toliau stengtis daryti pardavimus ir siekti kažko aukščiau. Ir kokių patarimų turėtumėt tiem pirmakursiam, antrakursiam, kurie renkasi specializaciją? Arba kitaip tariant, kokiam studentui ta sparnų specializacija, eksporto specializacija galėtų tikti jūsų nuomonė? Aš tai gal vis tik pasakysiu, kad tie, kurie nebijo bendrauti, komunikuoti, turi tokį tą azartą savyje, ugnėlės, kaip aš jau minėjau, pagauna pirmas pardavimas, tada nori daugiau. Kur siekia tikslo, bet nelengvo. Tai sakyčiau tokiem žmonėm. Aš gal sakyčiau, gal ta visa sparnų programa gal labiausiai tinkama yra žmonėm, kurie ekstrovertai, kurie mėgsta bendrauti su žmonėm, kurie nori susipažinti su kuo įvairiausių naujų žmonių. Sakau, kuo daugiau bendrauti, tuo daugiau galimybių atsiranda gyvenime. Bent jau sakau, jeigu aš galėčiau visą gyvenimą, tai aš tikrai nesidėčiau. Bet kadangi mėgstu kalbėti, mėgstu visur dalyvauti, visur įsitraukiantis, tai man ta eksporto programa tikrai į naudą buvo. Reikia daug kantrybės, reikia daug įdirbę, nepasituoti ir tiesiog per sunkų darbą tu kažką vis tiek vėliau ar anksčiau pasieksi. Tai pokalbio pabaigai, tai kodėl verslas ir antreprenerystė ir kodėl sparnai, tai trumpai, tokia mintį. Trumpai, tai aišku, vėl pasikartosiu, bet modelių įvairovė, sparnai dėl galimybių išbandyti save visur, per dvi rotacijas gali išbandyti save, pamatyti, ar tu iš vis nori, nenori, bet tai tu augi, susipažįsti, save išbandai. Nesigailiu niekuo, kad ėjau į sparnus ir į tą eksportą ir į verslo administraciją. Tiesiog jaučiausi, po 4 metų patobulėjęs, jaučiausi daug procentų. Tie metai vieni, kur dalyvavom praktikos, labai, bent jau mane tai labai užaugino kaip asmenybę. Aš anksčiau buvau toksai, bejavaikiš, tai nuoširdžiai. Bet po tų metų tiesiog pats supranti, kad tu perėjai tą rimtesnį lygį, kur tu gauni kompetencijų, naudingų dalykų. O šiaip kodėl verslas ir antreprenerystė, tai gal dėl, kaip ir Grantas minėjo, dėl įvairovės. Tu gauni daug labai skirtingų modulių, gal tu taip nelabai giliai įeini juos, bet tu gauni tas pradinės žinias. Tai tiek finansai, marketingai, eksportas, pardavimai, programavimas, tiesiog labai daug yra skirtingų modelių, kur tu šiek tiek gauni tų žinių ir tu realiai apie viską šiek tiek susipažįsti su visais tais dalykais. Ir jeigu, pavyzdžiui, žmogus renkasi magistrą, jis jau gali labiau rinktis tą, dalyką, kuris jam labiau patiko praeitose studijose, ir labiau įsigilinti tą. O dėl sparnų programą, tai, kaip ir sakiau, tiesiog 2 rotacijos, 2 skirtingos įmonės galimus pasirinkti. Pilnas etatas atlikti praktiką įmoniai, tau moka, kaip vadinasi, ką mums mokėdavo? Paramą. Nežinau, kaip čia pašalpa. Stipendija. Mums mokėdavo universiteto stipendiją. Tai nebūdavo, kad mes atlikdavom praktiką visiškai už nulį. Tai gali išsilaikyti, turi progą pakeisti gyvenamą vietą. Kas gyvena Kaune ir norėtų pakeisti, pagyventi Vilniui, tai yra puikiai proga, nes gali persikrustyti. Tau nėra tų modulių, tų paskaitų, o jeigu vieną kartą vykdavo, per savaitę, per mėnesį. Žodžiu. Neatsimenu. Tas pastas vykdavo labai retai ir tu jas vis laiką suderini su savo vadovu, kur atlieki praktiką, tai viskas labai yra suderinama ir tau tiesiog duodamas visos galimybės pakeisti tą ir aplinką, ir gauti patirčių, ir dar išsilaikyti save. Tai rekomenduoju žmonėm, kurie ieško savęs, kurie nori atrasti save, visko daug išbandysit. Ir gausit galimybę paaugti įmonėse. Ir išeisit su bakalauro diplomu ir su metų patirtim.